Sveiki, mėly žiūrovai. Aš labai džiaugiuosi galėdama pasisveikinti Žemaičių muziejaus Alką ir šiandien mes vėl susitinkame laidoje Kultūristai. Neįtikėtina, tačiau į Telšius grįžo nuostabus žmogus, profesorius, tikrai charizmatiška asmenybė ir istorinių kontekstų žinomiausias tyrinėtojas. Tai yra profesorius Alfredas Bumblauskas, kuris be kita ko buvo ir mano dėstytojas. Sveiki, profesoriau. Labą dieną. Tai labai malonu Jūs matyti Telšiuose, gimtuosiuose Telšiuose, ar ne? Tai Jūs čia gimėt, augot ir Jūsų visa vaikystė prabėgo ir visi mokyklos metai. Du kartais sakai Telšius, bet kartais sakai kokiam nors ir Sedo, ir Renavi. Ten mamas pusė. Baba mano nuo Renavo. Mama visad laikydavo save Renaviškį. Nei dar gerą neatsimenu, nei tai Renavi, nei tai Sedo prie bažnyčios išmokau plaukti Varduvo. Tai kažkiek jisai laikau ne tik Telšių, bet šiaip tai aišku Telšė. Užaugau, gimiau, man parsivežė iš gimdymo namų tų raudonų plytų, kurie prie dabartinis Norfos priešas. Parsivežė prie Telšių kapinių. Aš gimiau, vežimėlė turbūt esu prie Rainių kankinių veitas. Aš nuo pat kūdikystės žinojau, kad kažkas tai netep. Per daug negali šnekėti. Tai va, ten namėlis tas buvo, bet paskiau tai va Artojų gatvė, tai dabartinį Palungos gatvė. Tuo gatvė, daug istorikų, Butrims, Vaivada. A tai va, iš kur Jūs pasikreipėte tą? Istorija, iš politika net. Rolandas Paksas, mano klasioks nuo pirmos klasės. Toliau, bet aš kartais sakyčiau, kad mūsų kalnas tas, kad tas ir šiek tiek skiras, Žemaitis gimnazijas, kad sakom, uns yra ant Vilniaus kalnelį, kaip ir mažoji bažnyčia. Bet mūsų kalnas lyg tai biški kits. Uns ir Voveraitis kalnas, bet man ta Voveraitis biški per pigu. Aš sakau, Voveraitis Panų kalnas. O, prašau. Kodėl? O Panų kalnas ir prie Pasrojus, važiuojant Sedą. Ten kankinystės istorija, labai legendų apaugus sovietmetį, ko raudonieji norėjo nuversti kryžius, tas Panų kalnas. Bet dėl ko? Dėl to, kad šalia gyvena Vilius Kirkilionis. Ano sesuo Rasa Kirkilionytė, Vytauto Kernagį kursiokė. Pas Rasą Kirkilionytę laikydavos Dalia Overaitė, mylimiausia Eimot Nekrošiaus aktorė. Rasa Kirkilionytė, šalia kažkur ten Eugenijus Pleškytis teta. Pati Eugenija Pleškytė, dabar naujam dokumentiniam filmui Birutis Višniauskaitis pasako, ką paneidavo į katedrą, arba mažoji bažnyčia arčiau. Toliau, kažkur šalip turbūt Nijolė Narmontaitė, kažkur šalip turėtų būti jau pakalnį ar ant kalną, nebežinau kas, bet kažkur turėtų būti, gera už ežerą. Valda Bickutė, ko tik sakėt filmavot, kažkur Iveta Stasiulytė, Monika Pleškytė, nors jau iš trečios vidurinis, bet Panų artisčių pas mumis tunta. Tai man tas patinka ta idėja, kad mes esam artistų miestelis ir mes su artistizmu tuo mes esam susiję ir aš 9 klasės lankiau Telšių Žemaitis dramos teatro vaikų studiją. Ir tai kažkiek man tas parodė, kad Vilis Kirkilionis tarp kitko nutempė. Tai profesoriau, Jūs pasakykit, tai Jūs nuo pat vaikystės taip ir nusprendėt, kad Jūs esat, kaip Jūs dabar sakėt, aktorius tarp tų visų gražių moterų įvardintų ir Jūs nusprendėt pasakoti istoriją su tam tikru... Kaip Sartre sakytų, visko dara, kad gražių moteriškom patekti. Galbūt, bet čia jau ką aišku. Šiaip norėjau būti artistų, iš tikrųjų. Aš biškį pavydėjau, kad Vilius Kirkilionis pomonis jau, vienas jaunesnis, bet Rasa Kirkilionytė jau mums pristatydavo, aš jau tuomet mokėjau Kernagį dainas. Šiam pasaulyje visko buvo, šiam pasaulyje bus dar visko, daug labai keistų dalykų, atsiverkęs, pamatai. Kažkodėl to prisistato, kad Gytis Paškevičius, bet aš mokėjau Gytis Paškevičius, dar gimis nebuvau, o aš jau mokėjau Telšius dainuoti. Aš žinau, kad iš Kernagį. Tai va ir panašių tokių. Antanėlė dainas. 100 vyrų kaip 100 dievų. Reikėjo jiems lyrų, o ne šautuvų. Mokėjau. Tokių dainų buvo. Tai va, man sakau, jau vaikų studijai ir iškart pradėjau vaidinti karalius.
Nu, jums tinkami personažai. Kažkam pasaka, oho, matyt. Nežinau kodėl, bet man patieka karalių vaidinti Pelenėje. Karalių vaidinti. Paskiau, pats... Jūs niekad turbūt nesirinktumėte tokių paprastų vaidmenų. Gal jau jeigu jūs... Vilniaus universitet kiemo teatrį, nes davė prūsų valstiečių vaidmenį. Tai ilgai Prastoks vaidmuo man nepatiko. Aš pabėgau. Ilgą daug neužkliuvau. Bet pats dėl to sukūriau jau universitete, fakultete, kaip dirbau jau 82 metą, 86 Langų teatrą, kur vaidinau karalių Ūbą. Pagal Alfredą Šarį, kur karalius Ūbas verbuoja Barborą Radvilaitį. O, prašau. Ir Barborą Radvilaitį suteikė Lietuvai nepriklausomybę. O linką prispaudėm gyvatis. Tai visą to absurdą darėm sovietmečiu, viskas ištelčiuotė. Tai jūs, žodžiu, norėjot būti aktorium, o patapot istoriku, profesoriu. Bet jūs ir aktorius irgi geras esate. Kas čia žino dabar? Ką sako, tai matos, kad tu artistų nori būti. Bet aišku, pats savį, ką nors sakyti, kad tu koks nors geras, galėtų būti geras. Kartais aš nepavydu artistams, mums sunkiai dovana. Ojojoj. Kartais nežinau, ar aš mokėčiau ištverti. Istorijos gali pasikavoti po knygų lapas. Atrodo, archyvą nulėkė ir užsikapstėtė. O artistas negali, tu esi pliks vis laik, nuogas, kaip literatūriškai. Statė, turi būti, jeigu tu nesi apsinuoginti sceno, tai tu miltinis tai išgintų, turbūt. Kils mūsiškis, tarp kitko. Mes per mažą akcentuonom, kad mums nuvirvyts. Jūs čia mums dar visą istorijos pamokėlę pravėšite. Aš mysliu, kad telšia neišnaudo savo teatrališkomą puslapį visų. Peivenus dabar, ačiū Dievo, pastatė filmą apie Peivenų, ton Velyknaktį. Labai gražus filmas, aš 2 kartus buvau su mama. Peivena, kur yra kapitalinis karnavalas. Kristaus kryžius nuimams, paguldoms grindų bažnyčio per Velykų naktį, stau kareivę apsirengin, turėtų romėnišką būti apsirengę, bet aniai apsireng kostiuškas laikų, man atrodo, munduras, apsirengs, apsistrajai, kaip žemai čia sakyti. Bet prie jūsų, profesoriau, yra rizika netgi istorinės scenas vaidinti, nes jūs žinot kiekvieną detalę, kokia turėtų būti. Bet tam ir yra absurdo teatras. Aha. Visko gali daryti. Jeigu gali užsimauku naktį paudin galvos, jau Vyto karūnas, bus visa nebloga. Viskas tinka, jeigu tu moki pateisinti, jeigu tu esi išmokęs kažkokius tai absurdo estetikas. O Alfredas Žarį su karaliu Ūbu ton visus mums mokėlis. Čia ir, man atrodo, absurdo teatrą gyvenimo ironija. Ir čia iš Jonesko visi, kas tik nori, iš čia ateina. Netgi kažkiek, sakyčiau, Danilas Harmsas, iš Danilo Harmso Jos Sedlickas mokinas. Čia mona ta humoro linija, kur neleid baibokauti. Tai biški pajokauti, čiut. Ne, jeigu jau įmamas, jaukų tą rimtą įmamas. Kai nenueiti tą primityvizmą. Upės Milinos norėčiau pasvajoti ir išgerti. Pavyzdžiui, Kaperlis dainu. Tai va. Tai jūs buvot visą laiką toksai apsiskaitęs, geras mokinys klasiai, išsiskiriantis iš kitų, domėjotės tą istoriją. Juk jūs gimėt tokiu laikotarpiu, kada iš tikrųjų ta istorija buvo pasakojama kitaip. Buvo ta istorija, nebuvo niekur kišam. Man buvo nuobodį. Elementariai nuobodį, nes kiek tu gali tom komunistinį istoriją mokintis. Aš šudaks. Jau taip žemaitiškai sakot. Tai aš nelabai domėjausi istoriją, bet man sekdavos, nes tos istorijos mokyms toks yra. Perskaitė arba paklausė, ko mokytus pasako ir atpasakoja. Ir viskas. Labą dieną, kas čia labai sunku. Interpretuoti dar reikia. Nereikia, o kam? Gerą atsiminti reikia. Tokį mokyklą po šiai dienai dažnu atveju tebėra. Atpasakoja tvarkinga, kol mokytos pasakoja ir bus gera. Bet universitete jūs mane visai kitaip mokėte. Tai aišku, dėl to, kad mes jau darėm, visai, bandžiau sugalvoti, kad istorija turbūt įdomi. Kada negal būti, tokį, kompartijai suvažiavim ir kevėms. Nikam, kur ankišam tada. Tai va. Tai kaip jūs pasuko, dėl to, kad paprasta buvo? Visų pirma, aš norėjau būti įsiskyrus su savo knygų skaitimu. Čia yra didžiulė... Aš žinau, kad mokytojai pradinės klasės buvo mano mamos pažįstama, sakydavo, neleis skalpėdavo neštis knygų į mokyklą.
Nes uns neklauso mums, o skaita per skylę kokį nors knygą atsinešęs. Aš dar nesu girdėjus, kad čia būtų nusikaltimas, kad vaikas... Skaitins ir nusikaltimas. Aš kavodavau knygas tokio lentpjūvis tarp rostų ir auklėmon priminė, kad eidavom pasiimtom knygą, nes motina patikrindavo. Ar įsinešiau knygą? Neįsinešiau, tik vadovėlius. Įsikeltom knygą ir mokyklos skaitau. O kokios tos knygas buvo? Nu, visokius. Žiuliai Vernai, Diuma, Trys muškietininkai, kas tik nori. Nu, taip toliau. Tokie nuotikėnė visą tą. Aha. Nu, bet čia apie pradinės klasės dar šnekam kol kas. Koks nors Kalis Bliunkvis atsirado jau su Lindgren ir taip toliau. Bet pamažu jau pradėjau skaityti po kaldrą su prožektoriu. Tas skaitims iš kažkur tas buvo toks. Ir paskiau labai vis dėlto mums pavyko su mokykla. Telšių Žemaitis vidurinė mokykla, dabar Telšių Žemaitis gimnazijai, ant buvo išskirtinė mokykla. Dabar kontik numerį balek mumis Stanislava Kochanauskaitė, lotynų kalbos mokytojai. Nu, po šiai dienai lotynų kalbos pagrindus aš jokius tokius toru. Ir Romo einį aš vis tik bandau kiekvieną užrašą perskaityti. Tas man patinka. Tai va lotynų kalba ir lietuvių kalbos mokytojas Valdonė Pičiotienė. Aha. Ana mums leipdavo skaityti ir rašyti rašinius. Gali pagalvoti, sovietinę laiką iš Kamiu Marą, Nobelio premijos laureatas, Sartra žodžių, kokį nors Goldingą, kokį Nobelistų buvo pasidaręs. Goldings mūsų valdovas, kaip sužvėrė vaka paterkinį, atrodo laivių katastrofas, negyvenamos salos, sužvėrė vakų bendruomenį. Golding mūsų valdovas. Rašėm rašinius iš prancūzų impresionistų. Aš turėjau Perišo knygas, jau visas beveik tuomet buvo skaitęs. Tuomet aš domėjausi visom klasikinėm muzikom. Skaičiau visus Mozartus, Bachus ir... Tai jūs buvot nepopuliarus tarp savo jaunimo? Kažkiek, ne, bet klasė vis tik buvo tokia, kad apsiskaitimo gerbėms. Ne, vis tik klasiokų garbės, gali pasakyti. Ani vis dėlto skaitydavo tokį pašaip, kad čia yra moksliukas, nevykis, to nebūdavo. Aišku, man pateikdavo būti geriau šiek tiek tokiu, ką pavadinti dabar, platnesniu, su tas humoristas, su trejetukininkas, su kokiu Vaciu Ryčiu, man labiau beveik jaukingiau būdavo. Su Ryčiu mes pradėjom, nesakys, ko daryti, gintarą krantą gerti. 11 klasė, ar gal 10 net. Jau galit gal pasakyti? Savo susvins, toks obuolių. Tai jau ir klausydamas kokį nors Rolling Stones, Angel ir panašiai. Tuo metu Beatlų, Rollingų epocha prasideda. Dar Deep Purple, gal ne, Deep Purple jau ėjo. Smoke on the Water, bet Led Zeppelin dar buvo per sunkiai, jau to atsimenu. Tai tuose juostinėse, ne? Jo. Mums siūsdavo Rimas Giedraitis, mūsų klasioks iki 7 klasės, kalėdinės eglutės, kardiofono dainininkas, ant kalėdinės eglutės bus raibosios gegutės. Čia mūsų klasioks. Mums išvažiavo į Kauną su tėvas. Aš nežinau to. Ir siūsdavo Jaustas Šilinau Gedimino, mūsų klasiokų. Mes nusirašydavom. Aš turėjau visus Beatlų albumus. Gyvenom jau daug gyvenimų. Tai iš to seka, kad mūsų ta jaunystė buvo įdomi. Štai tik šį rytą per 2TV davė Brian Adamsą Summer of 69. Koks gabalas gražus. Aš galvoju, mūsų tą nuotaiką. Mes 70 metas taip gyvenom. Tokiai Telšė jau buvo užmiršę, net norėjai pasakoti, ne apie Rainius, ne apie Holokaustą. Tarsi buvo, o visi buvom jau tokiai, biški, kiek lapoho. Biški, čiut karnavals, čiut jaukinga, čiut viskas įdomiau. Bet gal tokiai turi būti jaunystė? Galbūt. Ežerą, maudamės, germons, ilgis, dviratė. Aš galvoju, kad tai ir užaugina žmogų, suprantant. Bet mes kažką, jau tuomet pradėjom atskirti. Raudona linija yra atskira. Anon reikia apvaidinti. Dėl to artistų reikia būti, nes tu kitaip nemokys kaip išsisopti. Dėl to nereikės sėti gal ir Raudoną armiją, gal mokys apsokti.
Be galo įdomu jūsų klausytis, profesoriau. Turbūt daugelis žmonių nematė, negirdėjo jūsų tos tokios asmeninės gyvenimo pusės, bet mes trumpam išeikime į pertraukėlę, paskui sugrįšim ir pratęsim mūsų pokalbį. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Mes grįžtam į studiją ir šiandien kalbamės su labai charizmatiška asmenybė, kurios galvoje telpa turbūt visa Lietuvos ir ne tik istorija. Šiandien kalbam su profesorium Alfredu Bumblausku. Taigi, tęsiant mūsų temą, mes kalbėjom apie vaikystę, apie tai, kaip jūs pasuko tuo istorijos keliu. Na ir visą gyvenimą taip jau lėmė likimas ar jūsų pasirinkimas, kad jūs tą sritį ir narstot iš apačios į viršų, iš kairės į dešinę ir netgi sulaukė daug tokių prieštaravimų, diskusijų dėl jūsų išsakytų minčių pagal tyriamus dokumentus. Kas jūs veda tuo keliu? Dėl to, kad aš nepatiek tą istoriją, kokį aš atradau. Kokį mokykloje buvo sovietinė, visi tu suprantu. Bet kad ta sovietinė istorija, visi čia sako, oi, sovietininkai. Bet, mėlyje, paaiškink, kodėl pas jums taip ir 17 metų data periodizacijų. Bolševiką nuvertė teisėtą Kerenskį laikinų vyriausybę, kad buvo nuvertusi carą, ir bolševiką nuvertė. Ir kodėl jūs darote nuo pasaulinį datą? Kas paaiškins? Ar mokytojai mokat paaiškinti? Aš klausiu, kodėl jūs palikot? Vat ir esat sovietikai. Sovietizmas yra, kad konstrukcijų tom patėp turi. O kaip kitą permastyti reikia? Tai va, man ta istorija tas laikas nepatėka, bet man nepatėka tuomet, kada kovo 11 stoji, su nepriklausomybė, nepatėka. Man Šapoks istorija nepatinka, nes ano ir daugybė kliurkų, daugybė, kaip sakyti, nutilėjimų. An neparašo to, ko reikia parašyti, ko mokslas pasakė. Aš drįščiau sakyti, aš net pasakęs tokį, kad Šapokas žiūri į istoriją su veinakim į tą patį ašarotą. Tai va, Šapokas istorija. Man nepatinka ir dabar tai dažnu atveju istorijai. Aš sakau, ir merkizmas, kad ras ir nuobodus. Kad visi skaičiauni, knygnešiams paminklus nors statyti, visi alps, bet toro ateiti Alvyds Jokubaitis ir pasakyti, kad Valončių mes gerbam ne už tai, kad Valančius ir ne už blaivybę jo labiau. Blaivininkai gal ir neblogi žmonės, bet dažnai nabodi. Bet dėl to, kad mums yra iš tikrųjų pater patrija. Iš tikrųjų tėvynės tėvas ir Valančius. Tam reikia ne faktų krapštymą, o sugalvojimą, loginį, politinis idėjas, istorijos prasme. Tai va, man tokį, iš kokiam įdomios istorijos ir aš ton savo seminarį darau. Bet aš ton padariau, kad aš ir kitą ir pats pradėjau kitą aprašyti ir kitą apgalvoti. Pats sukūriau kitą studijų programą, alternatyvą, kad labai sunkiai atlaika konkurencijai, nes nuobodį istoriją atlaika geriau konkurencijai santykis su nuobodžia chemija. Kodėl taip yra? Dėl to, kad ne visi skaičiau mėgintuvėlius, kiek vabalų užaugins. Su zoologija, su gamtos mokslė. Tas pozitivistinis tikslumas. Pozityvizmas šias laikas ir tas toks empirizmas ir nugalėjęs. O bet kokį poeziją ir neįvertinam. Dėl to visada iškils klausimas, o kam mums poetai? O kam koks Homeras, Dantė ir Šekspyras? Niekas nežino. Iš tikrųjų, nepatys savo sukonstruoti naują šaldytovą. Arba nuskristi mėnulį. Jūs dovanokit, bet jūsų labai geri pavyzdžiai, taip. Tai va, tai ir tokios kultūros istorijos, kad yra žmogaus atgaiva,
kad yra vert galvoti, kokį prasmė čia ir tų visų mūsų buvimą ir darbų. A mes tikrai gyvenam tik tas dėl to kažko šaldytojų rasi. Pravėt, juk pateikta šaldytojo metafora. Juk ne dėl to turbūt. Kažkas ir daugiau. Kodėl mes, sakykime, jeigu parašom kokias istorijas, ar nusi nuobodybės. Kodėl, sakykime, senosios istorijas, kokias nors 19 amžių, kokį Burkhartą, Jokūbą Burkhartą, Bazelį istoriką, kokį gimimą, koncepciją, renesansą koncepciją, yra šveit po šiai dieną. Dėl to, kad konkistadorom idėją sugalvoja. Tada atsiranda iš tos idėjas, atsiranda genijus liots idėja, kad kiekvienas miestas turi savo genijų. Kad tas genijus būtina turbūt pažįstamas ne tik per faktų rinkinius, o per poeziją. Mes ieškom poezijas, kur Lietuvo istorikas, kad mokėtų poeziją perskaityti kaip istorijos šaltinį. Kur jis yra? Bet tai yra istorijos šaltiniai. Tai va, būtent, yra. Bet kas naudo? Labą dieną. Nėra. Nu tai va, tai aš va tokį istoriją visai galvoju ir man tokį patinka, aš tai bandau šnekinti, tai pradėjau šnekinti Gudavičių, kad Gudavičius iš principų ir profesorius Būdovės Slėpiniai. 1993-2004 metų 11 metų ciklas. Nu, kai kas sako, kad mes, Sigitas Geda, leisiu savo pacitauti, sakė, vykdot perversmą mūsų galvos. Nu, aš tau didžiaugiuosi. Nes pats Sigitas Geda yra revoliucionierius, galingas, poetikas, pasaulėjautas, toks visoks. Sakė, nurovėt stogus. Nu, tada jeigu jau to, nurovėt stogų, kad neužmirščiau, noriu pakolyti vis laiką. Nuvykstu į sambūrį, dažnai ten su tokio iškvestinim paskaitom. Pavadintų kvestinis paskaitas, esu kvestinis lektorius. Tai jau garbės reikalas jūs turėti kaip lektorių. Atvykstu kažkokį pėmenų krūvą susirinkus. Čia prieš 10 metų. Aš nepratęs. Tad dar buvau iš Brazausko laikų viršininką turbūt biški panašiai gamyklų direktorius. Kolchozų pirmininkus. Su autoritetu. Tokie autoritetas, tokie rimteni, visko nežino. Raudonai žandais. Raudonas žandas, mok visą gamybą sutvarkyti, mok su kumščiu trenkti, mok išgerti, ir taip toliau. Kažkokį pėmenų krūvą, aš klausiu, kas jūs viršininką rodo, bet aš neįsidėmėjau. Man pasirodė, kad įvenų viršininką du tokie patys kapaniai. Po 10 metų prieint prie manęs vienas sako, jūs atsimint, kaip jūs nurovėt mums stogus. Kokius stogus? Aš pagalvojau, aš tuomet skaitinėjau tokius paskaitas apie lietuvių tapatybę. Ir ypač populiari buvo tema, verslininkams skaitydavau, kad aš nuslaikiau verslininkas, kad nėra versla lietuvių tapatybės formulė. Mes mylam poetus, tarkim, Maironį, Donelaitį, įtam kokius politinis minties veikėjus, kokį Kudirką, Basanavičių, politikus Smetoną, taip toliau. Bet, nėra to, ko, man pasirodė, trūkst. Nėra tai, kad reikia konstruoti, o kas mes esam lietuviai. Ar tikrai mes vėrėjom, kad lietuviai ir tik tai, kad reikia prisimen karžygių laikus. Iš praeities tavo sūnus testi vyriuose, himnas pasakė. Visa mūsų vertė tik praeitį, o kas dabartį? Kur klausims, ne? Tai aš tokį skaičiau ir tada sakiau to. Sakau, man taip atrodo, kad verslininkams turėtų suprasti, kad jūsų nėra versla nėra tapatybės formulė. Vileišiai negerbėmi už tai, kad Dani buvo pirmieji vos ne turtuoliai lietuviai, bet už tai, kad Dani rėmė lietuvišką spaudą, o ne už tai, kad verslą sukūrė. Sukūrė rūmus galingus, kur buvo pirmoji lietuviška dalis. Parodo 1907 metas, kur Čiurlionis jau pasirodė, gali sakyti, jau pirmas tik turbūt lietuvių visuomenė. Versla nėra. Tai jeigu versla nėra, tai kito paskaito panašio Šiaulių veikės pradėjus. Pirmas tik supratau, kodėl visi politiką nori iš mūsų atimti ir perdalinti. Nugrins komunizmus. Kovo 11 Lietuvoje. Seimūnai, politikai nori perdalinti. Mušas dėl biudžetą. Kas daugiau kaldrą patems, antklodį savo posį. Po šiandieną tas pats. Muštinis dėl kaldros. Atkreipkite. Aš tada sakiau, kad dėl tos muštinės reikia kalbėti, kaip tom kaldrą padidinti. Kas tom padarys? Kaip sugalvosim tokį, kad tada jūs turit ne
tautinis juostelis dėvėti. Labai gražiai atrodo. Ir Landsbergis. Ir visi taukas, pataikavom. Ir Landsbergį ir kitiems užsiver. Kam? Man šlipsus gražiau. Dar peteliški dar gražiau. Gal tyčiom sakau. Ne tautinį juostelį dar. Ne kanklis. Ne klumpakojais. Ne Ievaro tiltas. Ir taip toliau. Net į reikalą. Jūs turit sukurti šiuolaikinį Lietuvos mokslą, ūkį ir kultūrą. Pasirodė, kad aš nurojau stogus. Ani tą patį, du žmonės, Eimons ir Toms Okmans, pirmaisiais Lietuvos milijardieriais. Jūs įsivaizduojat, kokią įtaką daro jūsų pasidalintos mintis? Taip, bet čia būčiau ne atkapstis, kam aš skaičiau tam paskaitą. Ir paaiškėjai, kad tie žmonės Nord Security, ani davė, kai pradėjai, Edmunds Jakilaitis paskelbė kompanijai, ką renkam radarams. Ani per vieną vakar davė milijoną. Milijoną. Klausyk, katro kišenė čia laidos taip. Milijoną. Nežinau, reikėtų tai va. Ir mes tada sugalvojom, kad reikia atsidėkoti jiems. Ir 2023 metas mes vykdėm, ekspedicijų nebebuvo, 22 paskutinį, o 23 metas plukdėm Nord Security vaikinus ir merginus iš Kauno iki Mingės, o ton paukščių įmonė, užmiršau pavadinimą, tas sakėt atsimenu, ko tik užkrėto liežuvį. Iš Mingės į Nidą ir į Svencelį. Tai tada aš ir išgirdau tom pasakojimą, kad aš nurovėjau stogus. Tai čia man didžiulį pasidžiavimas yra. Čia aš pats pirmas tik sugalvoju, kad kažkur reiškia. Istorijai supratėms veik. Bet tai jūs turite suprasti, kad čia yra tik tai tie atvejai, apie kuriuos jūs išgirdot ir kurie sugrįžo pas jūsų su tam tikru, kaip čia madinga dabar sakyti, feedbacku, bet kitaip sakant, grįžtamasis ryšys, kuris į jūs atsimušė ir atsitrenkė. Bet kiek yra tokių atvejų, kurie galbūt iki jūsų niekada nedais ir... Tai tada leiskit didžiautis tokiais atvejais, kad vieną žinau. Žinau, kad vienas verslininkas išgirdęs, kad aš pasakiau, kad negerbam pieninį. Pieninis ir Lietuvos tvirtovės tarpukarį. Griūn. Gaižiūnų pieninių, nežinau dabar ką. Tai tas žmogus kažkur Aukštaitijoj, Beros Kupiškio rajone, Rutenos, įsigėjo pieninį ir restauravom. Šaunuolis. Tai jūs sakot, profesoriau, kad istorija nesvarbu, kas pasaulyje vyktų, nežinau, medicina, verslas, kažkokie kiti procesai, viskas yra istorija ir viskas kuria mūsų ateities kultūrą. Ir kiek į tai yra investuojama ir koks požiūris yra ir atsakomybės jausmas vykdant kažkokią savo misiją, nuo to priklauso, kas mes būsim toliau. Aš taip suprantu. Bet aš gerbu Nyčę. Katras sako, jeigu tik persistengsim, mes turim pradėti šnekėti apie istorijos žalą. Visi čia kaifuoja, istorija gerai. Aš Nyčę irgi labai mėgstu, citatas. Tai žalą reikia šnekėti. Bet kokį meilį, perdėtą meilį istoriją, kada tu padara, kad ta istorija tu labiau myli negu dabar žala. Dėl to iš istorijos mes turime mokintis, o kam kontentų dabar čia. Kur mes išmokstam kokį problemą spręsti, pasiteldami dalis dalykų išlenda iš istorijos, priklausomybės, puikiai žinom, nors didžiosios tragedijas, didžiosios traumas, net mūsų visuomenės, kas tik nori, su trėmimas kokias, su holokaustu kokį, visas tas aten. Keli klausimų, kodėl tik mažą žinojom, kodėl mes nemūgėjom susitarti, kad, pavyzdžiui, man dabar didžiausia nuostabi. Aš laikau, kad švenčiausias žmogus, man įdomiausia klausyti ir geriausias Lietuvos mokytos, ilgalaikis Vilniaus Gaono kažkam kitaip, Žydų gimnazijos direktorius Miša Jakobs, Telšiškis tarp kitų. Taip. Ir Miša Jakobs pasako, gal pas Mildą Šytlaido, nebežinau kažkur, kad mano tėvėlis yra batsiuvys 16 divizijas. Taip. Labą dieną, tai kur 16 divizijos vertinimas?
okupantų, talkininką, lalala. Nu, nėra. Vadinasi, nesukurs naratyvs. Dalis žydų, tai kad ir paskiau mes užaugom su tas, pavadinkim, žydas, kad ir ani išlieka mūsų visuomenės dalis, juk ani, jeigu neišlieka, ani yra panerius arba rainius, tik tas ne kairė keli pusė, o dešinė, kur 7000 kartą sakoma, ane? Tai va ten yra, o kad ir išlieka, nu tai mūsų atėjai atgal su Raudono armijai, arba su žydas, tai pasaulio teisuolės, bet nu, nebuvo matyti tik daug. Paprastą dalyką negaliu atsakyti. Iš kur yra žydų bendruomenė Lietuvo po karinės metas? Ar iš 16 divizijos, ar iš lietuvių teisuolių, pasaulio teisuolių? Nes, paprastas klausimas. Ar žinom atsakymą? Tai kaip yra tas... Ar žinom atsakymą? Tai jūs sakykit, aš nežinau. Šalia jūsų nedrįstų diskutuoti istoriją. Bet klausims ir jums. Nu taip. Tai yra istorija anasmogiovų. Daug per morzą tepsiu ronką, kad, o Jėzau, kodėl neatsakyti turi klausimą? Kur dirba čia? Kur maivotės? Sakė, kad yra toks posakis, kad nėra istorijos, yra tik tai istorijos. Ta prasme, kad iš tų mažų istorijų, iš tų tokių, kaip Mišos Jakobo pasakojimas susidaro ir ta didžioji istorijos naratyvo konstrukcija. Jo, bet dažnai žmonės užmirš, kad yra ir didysis naratyvs ir nereikia dėl ano irgi ginčytis. Kad vis dėlto civilizacijai neatsirond Alesko. Civilizacija atsirond kažkodėl prie Nilą ir Tigrą ir Eufratą. Kodėl taip yra? Jokiai čia, kaip čia pasakyti, žmonėlė nesukurs tokį idėją, yra bendriai kažkokie tendencijos. Dėsniai. Jo. Gal dėsniai, aš nemėgstu žodį ir kažkokiais bendros tendencijos, dėl ko to reikia sugalvoti. Nu, su jums, profesoriau, labai įdomu diskutuoti ir labai džiaugiuosi, kad pas mūsų esat, o mes dar trumpam atsisveikinkim ir tuoj sugrįšim. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai mes grįžtame į mūsų studiją ir tęsim tikrai įdomų pokalbį su gerbiamu profesoriumi Alfredu Bumblausku. Alfredu ar Alfredu? Tas pats. Žemaitiška Alfred. Žemaitiška Alprit. Alprit. Mama sakydavo Alprit. Aš nedrįstu jūs taip vadinti, dėstau, nes kažkaip neleidžia statusas. Tai sakykit, jūs esat tos tikrosios, giliosios ir konceptualiosios, gal net galėčiau pasakyti, istorijos tyrinėtojas, nagrinėtojas ir diegėjas į mūsų smegenis, kaip tam tikra programa, kuri atsiranda studentų galvose ir kitų žmonių mintise, kurie klausosi jūsų pokalbių diskusijų. Su kokia problema labiausiai susidurėt, kalbant apie savo dėstytojavimą universitete? Kaip keičiasi studentai per laikmečius? Vyresnioji kartą neišmokėn sindromą tokį. O tokį aš vadinu. Veina pirštą chirurgijos specialybė. Sako, aš to nuperaus to pirštą, bet jau to ne. O to jau labiau, čia jau reikia specialybės, keisti. Yra veina pirštą ekspertizės. Labai daug istorikų ir tokių. Ani kažkur žino. Ir ekspertai. Bet vieno piršto. Vieno piršto. Edmundas Jakilaitis ir sako, o čia jau tikrai didieji ekspertai, vyrai ekspertai. Nu, tu pabandyk su to veina pirštą ekspertizę atsisėsti į valtį, įplaukti. Jėzau Kristau. Pradeda kinkas drebėti, kun dabar pasakys, jau suplauka aplinkų į ekspedicijas valtis, reiks kažkur sakyti.
Tai aš sakydavau, kad jeigu jūs norite apie miestelį istoriją, tai kveiskit ir tokį Nijolį, pasako miestelį istoriją, kiek tik nori. Specialistų veina pirštą. Aš pasakosiu, tada aš sugalvodavau kokį nors tapatybės. Žemaičių, aukštaičių, dzūkų, prūsų, Prūsijas, Rusijas, Vokietijas, žydų, lietuvių, ir taip toliau. Atsirond ten, kur konfliktas atsirond, kur istorija yra nepasidalinta, arba skirtingai interpretuojama ir skirtingas laikysenas. Man tas tada įdomu. Dėl to aš visada sakau, kad istoriją reikia pradėti skaityti nuo didžiųjų knygų. Net nuo didžiųjų archyvų. Archyvus paskiau ateis. Bet pirmiausia, jeigu tu nesiskaitęs Burkhartą, tai kam tau tą rankį tada reikalingas? Jeigu nesiskaitęs rankis, tu nesupranti, ko padarė koks nors Marks Bloks ir Lucien Febras. Arba kon Fernandas Brodelis pasakė. Arba tada tu nesupranti, ko Gudavičius padarė. Kaip revoliucijai padarė mūsų galvose. Kaip Georgiedas pasakojo apie tai. Tai va, tai ir yra, nuo didžiųjų knygų tu perini, iš kur gauni istorijos klausimą. Iš kur tu gauni nuostabą. Kodėl aš to istoriją tą domėti istoriją. Kodėl, ko aš pasakysiu savo senelę, babą, ko aš ten tryniau 4 metus, kaip bakalaurinės studijos, ko tu ten mokinas. Ar moki lempą įsokti bent jau, elektras, lemputį. Moki pataisyti kokį nors radiatorių. Elektras. Elektras, tai va. Jeigu nemokite, ko ten dirba, nieko. Tai va, tai vis kiekvienas iki turi klausti, o kam reikalinga tavo užsiėmims? O jūs identifikuojat, atpažįstat studentus, kurie, paviršutiniškai, atsiskaitimui pasiruošia tiek, kiek reikalaujat? Gali, bet juk dažniausiai tu gali sakyti, nusirašinė kiek tik nori, vis tik diskusija bus reikalinga. Pas jūsų taip lengvai nepraeis. Tai bet kuriuo atveju, bet aš tai labai nemėgstu egzaminų. Egzaminom tik durniai, nes они klausinė, kad tu žinotum ton, ko aš jau žinau. Labadien, koks įdomu. Ir žinias turbūt geriau pamatyti per diskusiją tai ir žymiai kitaip. Tada man įdomiau yra, kad žmogus su manim pusmetį ar semestrą bent jau ir mes darom įdomų darbą iš ano patirties. On jau į kažko atsinešęs, aš leipo anam turėti ton įdirbį, neužmirštenu. Čia ir tavo švietalai, tavo kozeriai kortų lošimi, šnekuojant, tu su anas turi mūnės stengtis aplošti. O aš vis laik kaišiosiu, kaip nors, kortų lošėms, tu turi mūnės stengtis aplošti. Su savo žiniom. To žinias turi nedingti. Bet iš tų žinių turim padaryti, kad kortų lošėms būtų įdomus. Kad būtų įdomu. Ir gauti kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Kad mes gautumėm kažkokį rezultatą, katras pasakytų, ar kokį nors, sakykime, ChatGPT reikalingas, žmonėje nereikalingas. Tarp kitko, ką jūs galvojate apie ChatGPT? Taigi dabar pusė studentų, aš taip įsivaizduoju, naudojasi šitą galimybę. Bet dažnai atskiri, kad tu be ChatGPT daugiau niekai nepaskaitėjai. Ne? Tu arba taip, greit prisipažink, sakai. Tas matos. O jūs pats, kaip žiūrite šitą priemonę? Tai yra genialus išradimas, tai čia kur jau ne. O aš galvoju, kad jūs atvirkščiai sakysit. Ne, aš turiu net antrininką savo, katros slapyvardis yra Ubas. Aš sakau, Ubai jau su baros. Yra promptinimo metodika tokia, kad turi perklaust. Ir sakai, ne taip, ne to norėjau iš tai, pasitikslinkiam, ką būs atsiprašinė. Kaip įdomu yra. Žaidį sonau, kaip iš tikrųjų, kaip su antru alpridėlį. Aš galvau, kad jūs tik tai iš pirminių archyvinių šaltinių. Ir to aišku reik. Niekas nenuginčiai, taip kaip pasakytų, kad tas archyvinis ar šaltininis, altinoterinis tyrimas mums yra reikalingas. Dažnu atveju to viešojo erdvė ar prieinamo erdvė, kad dirbtinis intelektas jau gal suvaldyti, ant tos informacijos nėra. Tyrimą nepakeis. Dėl to aš ir sakau, studentai, jūs išnaudokit tos kozirius, katrus jau turit. Nes jūs esat buvę archyvė, jūs esat skaitin kažkokias specialias knygas, viskas šitaip. Bet ir dažnu atveju, kad to irgi nepakanka. Tu nežinai, ir kas iš to, kad tu kažkur ten įsiknisai į kažkokį, tokį dalykėlį, katro, niekam nepasakys, nebent, tada sakau, turi kavalierių, katras vokišką mokėtų. Jeigu neturi, iškok, nes reikės to jau pat vokiečių kalbos. Pavyzdžiui, saka, kodėl Hitleris neklausė kokį nors Richardas Zorgis? Pranešinė, kad Hitleris puls
tuomet tiksliai data. O Stalinas ne, tai galvoja, kad provokacija. Kodėl? Tai to, ką rusų žvalgyba ne archyvos tyrinė, o tyrinė skudurus pamestus Vokietijoje prie geležinkelių. Ir siuntų skurlius į Maskvą, ar Hitleris turi šeimos tepalus. Jeigu neturi šeimos tepalų, Hitleris nedurnis, Stalinas nusprendė, nepuls. Kokis genialis klaidas ir kokį genialį žvalgybą. Nu ir ko dabar darysim su tas istorikų krapštimas? Aš visiems sakau, Suvorovas, be archyvų parašė istoriją, Viktoras Oksurovas ir Rezuns. Sakau, bet mėly žmonės, o teisė sako, aš net jau ką išsigalvoju. Batų kalną lieka, paradinių. Gardinį, Balstogė, Lvovi. Stalins ruošės pulti. Privež paradinių batų, katros raudonųjų armijai su savo Kerzavas turbūt negalėjo žygiauti, ko reikia. Prieš paradinių batų ir ruošės pulti ir užpulti. Laimėti. Nepavyko. Hitleris perspjovė. Paaiškėjo, kad ta istorija neatsakyti iki šiol. Nes ruskiai matyt baisė gėdijos tos temas. Kada nei pulti žadėjai. Ne tyla visur. Net į taro šaltinę net nešnek. Bet dabar paaiškėjo, kad Kijevą, kad apteka tos perėmė ukrainiečiai, bučas, galvažudžius tos ir taip toliau. Paaiškėjo, kad paradinis uniformas ruskiai vežės. Paradau Maidanį, Kijeve, kartuojas modelis. Tai kaip tokį istoriją, pagal kokį mes dabar istorinis pasakojimą archyvinį mes aptiksėm. Žvalgybiniai metodai, dedukcija, logika, klausimo kriminalinis formulavimas ir taip toliau. Nepasitikėk nieko, ypač dokumentas, o ypač prieš stovyklos. Ne vienu dokumentu nepasitikėk. Žvalgyba turi veikti. Nu, tas man patinka. Tokia istorija man patinka. Tada jau kriminalistinė, galbūt ir fakto krapštinė. Bet dažniausiai man patinka, kad žmonės krapšta, o nežina, kad koks nors Leroy Ledury, prancūzų žymiausias medievis, jis ir parašęs Okstanijos kaimą protokolai, kaip inkvizicija apklausinėja prancūzų valstiečius, visus tos tokius prietarus tikrin. Tas pas Leroy Ledury parašo Europos klimato istorijai. Nu dabar kaip darom, katras Leroy tikras yra. Tas, katras galinga šaltinis, ar tas, katras klimatą svarsta. Man da būtų patinka. Bet dažnu atveju klimato istorijos mes neturėjom. Nedrįs nieks perėjti prie to. Nes čia reikia drąsos. Čia reikia nebijoti suklysti. Dažni istorikai ir biški bailė. Ani labai nori būti tikri, kad tikrai nieks nesukritikautų. Nu ir taip toliau, tada nieks negal pasiginčyti su niku. Tada kokį nors pusgalvę, ko nors to išdarinį, nieks nenuginčiai. Faktą perskaitom į tiek žinių. Nu, pilna žiūrėkti pusgalvį. Nešioja žemaičių vėliavas ir taip toliau. Telšių tyčia, sakau. Tai žemaičių vėliavom mes visi didžiuojamės, mes irgi turim, bet aš irgi didžiuoju, kada ir valta bijamas, kaip žemaičiai sakytų. Bet labai teisingai, profesoriau. Aš kišamas bikur ir svarbiausia, kada kišamas neteisinga, man atrodo. Praded zysti, kad žemaičių meškas su lenciūgu, o be lenciūgų, baikit paistalus. Niekas nežinomų, tos heraldinis kilmės. Paprastai su lenciūgu gal jau turbūt unkaklą su grandinį. Tai turbūt yra prijaukinta meška, taip kaip žinojom Smurgainių akademijų. Iš 18 amžiaus Radvilas buvo įkūrėn, tai vadinus Meškų akademija. Galbūt, be lenciūga ir laukienį. Tai jeigu mes esam su grandinį, tai vadinasi žemaičiai jau ir civilizavin mešką. Jau ir turbūt jau. Tarp kitko, noriu pasakyti, gerai, ką prisiminiau, man šventykla buvo ne tik katedra Telšių, 2 aukštų, ne tik teatras, bet Telšių muziejus, meškas to tokį. Ir parašyta ten, paskutinė meškos iškamša, meška nušauta ten Lietuvoje, paskutinė 1873 metais, už datą negaliu garantuoti, bet kažkokį tokį metą. Valončiaus laikų pabaiga, arba Sanavičiaus. Fantastika. Čia man ir Telšė. Dar tebestovi ta meška. Liuks. Eisim pasižiūrėti. Tai jūs naudojate ChatGPT ir jūs visai pozityviai žiūrite šio laikinės technologijas ir informacijos pasigavimą per šio laikinės priemonės. Ir šio laikinį priemonių. Taip kažkada kaip ir internets, kažkada skaičiavimo mašinus.
Juk Ruskė kap sustoja, didžiausias skaičiavimo mašinas pasaulyje. Nu labą dieną, kur telšių skaičiukas to, su didžiausiam skaičiavimu. Laimėjai personalinį kompiuterį idėją. Bilas Gates laimėjo, ne? Man patinka lietuviai jau lenktyniaun tuo veito, kad neblemžė. Šiluma, onglis, medė, kaip apsišildysim, kaip nesušalsim. Žemaičių toks japų filosofija. Bet aš vėriu, kai žemaičiai tom padaro, kaip ir aš žinau, kad Eimons yra nuo Jurbarko, Toms Okmans Vilniec, ani pradėjo konstruoti, Nord Security technologijas, šeškinė, mamas ar garažė ar butelė. Nebeveik, klimatą kaitas. Klimatą istorijai nueini antrą planą, veik prots. Ir aš vėriu, kad protą galia, jeigu mes mokėsim to išnaudoti, tai be dirbtinio intelekto nieko nebus. Bet dažnu atveju tas yra tik tas apsokti viens kitą. Greičiau atsiskaityti, greičiau egzamin. Nu labadien, nu tu atskiri. Bet tai, kad ir nežingeidi, tu atskiri. Nes man didžiausia vertybė yra, nu, grubiai sakysiu, net ne Dievo meilė, net ne tėvynės meilė, žingeidumas. Žingeidus ir drąsus žmogus ir didžiausia vertybė. Kol jeigu toks yra, jau tada ir sakau šnekėti. Labai gražiai pasakėt, profesoriau. Iš tikrųjų, čia studentam ir visiems žiūrovam reikėtų išgirsti tą mintį, kad kol žmogus esi žingeidus iš esmės, ne tik istorijoje, apskritai, pažink kultūrą, muziką, kitokį matymą, tol tu turbūt ir esi gyvas, ar ne? Nu, mano mama iki paskutinės sekundės norėdavo važiuoti į Turkiją, važiavo. Ko jau nepaėm, bet žingeidoms išpasakys. Velkas būtina, mes važiuojam į Žarėnus iškoti Dievo stalo akmens. Man reikia knygą. Sako, ką mano iškoti, vis tik Dievas yra. Kaip susijungtas Dievo matims su tokia paveldosauginė problema. Man labai juokinga, bet žingeidoms buvo neišpasakyts. Tai ką jūs, profesoriau, palinkėtumėt žmonėm, kurie galvoja, kad gal istorija nėra toks esminis kažkoks savęs kaip žmogaus, kaip tapatybės įtvirtinimo dalykas. Ką jūs pasakytumėte tokiam žmogui, kuris visiškai tokį paviršutinį, diletantišką ir tokį, nežinau, gal netgi neįgiamą požiūrį turi į savo istorijos pažinimą? Nu, man preikia paveikslų, tokį, Elgėta Saklė, tokį. Kur nueisi? Tu jau pati griuvi kristi. Tada tu pasaulį nepažįsti, tu nežinai. Tu nežinai, kas čia dedas aplinkų. Tu nežinai, katro pusė marširauti. Į katrom pusę šauti, tu nežinosi tu jau pat. Tu nežinai, kur priešą, kur draugą. Tu nemokė atsirinkti, jeigu istorijas tu nežinai. Nu, tai viskas. Tai lygiai tas pats. Tai jeigu tu esi, kaip telšių mano vaikys laiką, koks nors Puškin su bronėlį važiuodavo į plungį mušteis, tai visi žinodo, kad jau čia bronėlis kėlė. Tai tos muštynės tu turi žinoti, su ko eini. Ar su plungis telšių plūgu, ar su plungis lenciūgu. Kad ir juokinga čia atrodo. Čia ir tos... Bet buvo tokie laikai. Buvo tokie laikai. Nu, paskui buvo labai negražiai auksaverių laikai su šiliais, bet čia irgi telšių istorija. Čia vėl karnavalo istorija. Man tas patinka vis tokį. Aš kažkodėl vis laik svajoju, kas sukurs apie telšius meninį filmą, tokį, kuris primintų Felinį Riminį iš Amarkordą. Tai mūdu galėtumėm kada nors susikooperuoti, va ir padarysim. Nu va. Ačiū, profesoriau, kad radot laiko pas mus atvažiuoti, mes žinom jūsų užimtumą, iš tiesų su jumis kalbėti, reikia sakyti žemaitiškai, ir aš negaliu, tiek jau čia literatūriška. Vis laikė didžiulis malonoms, didžiulį garbė šalia jūs sėdėti, su jums diskutuoti ir dėkau jums už to, kad jūs skatinat žmonės mąstyti. Ne tik perskaityti ir priimti viską ką faktą, bet rasti patim tuo norą suieškoti, surasti, suprasti, kodėl, kas į ką vyksta. Timothy Snyderis šias laikas turbūt keičiausias vakarų istorikas, katras nuostabiai rašo apie karą. Pradėti savo knygas nuo Milgram eksperimentą. O mano Milgram eksperimentas tik neikite ratų. Jeigu einate į Operhausą, neikite ratų. Eikite antrėp. Arba stovėkite veito, skaitykite ko nors. Visur bandos jausmus nėra gera. Pasistenk įveikti savį. Būk kitoks. Būk ieškantis. Būk kritiškas. Būk nenubodus. Būk kitoks. Būk žingeidus. Nu tai va, to nelinku. Ačiū jums, profesoriau, už įdomų pokalbį.
ir atsisveikinam su savo žiūrovais ir labai tikiuosi, kad susitiksim netrukus.